Pasižiūrėjus už Sovietų Sąjungos propagandos širmos, paaiškėja, kad visi Sovietų Sąjungos pasiekimai yra pagrįsti tikrų vergų darbu, kuris viena ar kita forma buvo naudojamas per visą Sovietų Sąjungos istoriją. Ir tai ypač buvo pastebima Stalino valdymo metais. Visus Sovietų Sąjungos laimėjimus sukūrė vergai, kurie neturėjo jokių teisių ir gyveno tikroje baudžiavoje. Sovietinė darbo vergovės sistema pradėjo formuotis 1924, kai mirė Leninas, o į valdžią netrukus atėjo Stalinas. Tuo metu pirmoji spalio revoliucijų euforija jau buvo nurimusi ir žmonės pamažu ėmė suprasti, kad galiausiai gavo kažką visiškai kitokio nei kovojo. Iš dalies dėl to visi pirmosios bangos bolševikai, kurie įstojo į partiją iki 1917 metų ir dalyvavo perversme, buvo sušauti Stalino laikais. Iki 1931 metų rugsėjo 1 dienos Sovietų Sąjungoje veikė senoji darbo sistema, kurioje buvo dviejų tipų grafikai – nepertraukiamas arba 5 dienų darbo savaitė. Tiek pirmoji, tiek antroji atveju darbuotojai buvo garantuotos 72 poilsio dienos per metus. Tačiau vėliau viskas ėmė keistis. Buvo nustatyta 6 dienų savaitė, sumažintas poilsio dienų skaičius, o moterys į sunkų darbą pradėtos siųsti lygiai kaip vyrai. 1940 metais Stalinas asmeniškai pasirašė dekretą dėl perėjimo prie 8 valandų darbo dienos ir 7 dienų darbo savaitės. Taip pat įvedė baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą išėjimą iš darbo, vėlavimą ir pravaikštas. Atleidimai už pravaikštas buvo atšaukti. Nuo to laiko į darbą neatvykęs darbuotojas buvo nuteistas atlikti pataisos darbų 6 mėnesiams, dažniausiai toje pačioje darbovietėje. Pataisos darbų metu iš darbuotojo buvo skaičiuojama dalis atlyginimo, kuris buvo ir taip nedidelis. Pinigų užtekdavo tik būtiniesiems produktams. Žmonėms buvo uždrausta be leidimo išeiti iš darbo, tam reikėjo gauti valdžios leidimą. O jei žmogus išvykdavo be leidimo ar kitaip protestuodavo, jis būdavo siunčiamas į darbo stovyklą Gulage. Darbininkai Sovietų Sąjungoje dažniausiai gyvendavo komunaliniuose butuose arba medinių kareivinių kambaryje, gyveno skurde ir be teisės pasirinkti gyvenimo kelią. Sovietų Sąjungoje veikia apie 30 000 lagerių tinklas, kuriuose buvo apgyventi ir vyrai, ir moteris. Vyrai buvo siunčiami dirbti miško ruošos, kelių tiesimo, plytų gamybos ir mechanikos gamyklos. Moteris dažniausiai buvo naudojamas žemės ūkio sektoriuje, o patraukliausias kalinės buvo atiduodamas sargybiniams dirbti jų pačių haremus. 1931 metais, kai Stalinas panaikino senąją sovietinę darbo sistemą, susikūrė nusikalstama organizacija Dolstroj. Dolstroj darė tai, už ką Niurnbergo teismas pasmerkė nacių nusikaltėlius. Tai yra naudojo lagerių kalinių, kurie turėjo sunkiai dirbti tėvynės statybų aikštelėse, priverstinį darbą. Dolstroj tiesiogiai valdė NKVD. Beveik visi jo vadovai buvo kilę iš valstybės saugumo aplinkos. Dolstroj vertė koncentracijos stovyklų kalinius, plėtoti šiaurinius ir negyvenimus Rusijos Sovietų Federacijos Socialistinės Respublikos regionus, kuriuose buvo naudingos iškasenos. Neįtikėtinai sunkiomis išorinėmis sąlygomis žmonės statė miestus ir miestelius, bei dirbo kasyklose. Tūkstančiai mirė nuo bado, šalčio ir apskritai nežmoniškų sąlygų. Dažnai pati darbų apimtis buvo visiškai beprotiška. Pavyzdžiui, vadinamojo transpoliarinio greitkelio projektavimas tapė tokia beprotiška konstrukcija, kai buvo nuspręsta tiesti geležinkelį į apleistus šiaurės regionus – Salechardo į Garkos sritis. Šimtai tūkstančių Gulago kalinių buvo išsiųsti į Sibiro pelkes, kurių tūkstančiai mirė. Kelias galiausiai vis tiek buvo apleistas, kaip absoliučiai nereikalingas projektas. Dabar ten yra apie 700 km surūdijusių bėgių, griūnančių tiltų, surūdijusių garvežių, taip pat supuvusių buvusių koncentracijos stovyklų liekanų. Apleistos stovyklos vis dar išlikusiais kulkosvaidžių bokšteliais. Sovietų Sąjunga buvo sunku ne tik miestuose ir gamyklose, kaimuose buvo daug blogiau. Žmonės bėgo į miestą nuo kaimo sąlygų. Tais pačiais 1931 metais sovietinėse kaimuose buvo įvesta darbo dienų sistema. Sistema sudarė tai, kad kolūkiečiams nebuvo mokamas atlyginimas, o jiems buvo įskaitytos vadinamos darbo dienos. Ši sistema taip pat kažkiek priminė Gulagą ir Dolstroj, tik tai, kad žmogus nebuvo siunčiamas į sunkiai pasiekiamus ir baisius šiaurinius regionus, o buvo naudojamas kaip vergas gyvenamojoje vietoje. Žmogus kolūkyje dirba sunkų fizinį darbą, o užuot už darbą gavęs atlygį, gaudavo brūkšnelį į kolūkio apskaitos knygą. Vėliau šios brūkšnelius buvo galima iškeisti į maistą,
o kai kurios iš jų galėjo būti ištrintos dėl kokių nors smulkių nusižengimų. Už tai žmonių buvo atimta 4/4 darbo dienų. 1932 metais, kai gyvenimas sovietiniuose kolūkiuose tapo visiškai nepakeliamas, bolševikai nustojo išduoti pasus kolūkiečiams. Taip įteisino baudžiavą. Sovietų sąjunga grįžo į baudžiavos valstybę, kuri buvo iki 1861 metų. Valstiečiai negalėjo laisvai judėti, pasirinkti veiklos rūšį, pasirinkti ugdymo įstaigą savo ir savo vaikams. Visą tai reikėjo prašyti šeimininko leidimo, kurio šiuolaikiškas analogas būtų kolūkio pirmininkas. Tik 1937 metais pensijos pradėtos mokėti visiems miesto darbininkams ir darbuotojams. Prieš tai sovietinėje vergų sistemoje nebuvo pensijų. Iki tol jis gaudavo tik raudonosios armijos kariai. Tais metais seniems žmonėms buvo mokama tik 2 rubliai per mėnesį. Darbo dienos buvo panaikintos tik 1966 metais, o tais pačiais metais kolūkiečiai pradėjo gauti pasus. Pabėgimas iš šalies ar jo bandymas buvo tėvynės išdavystė ir buvo baudžiama 10 metų kalėjimo, su turto konfiskavimu ar mirties bausme. Tuo tarpu valdininkai gyveno kitaip. Partinio darbuotojo atlyginimas buvo didesnis nei gamyklos darbuotojo ar kolūkiečio. Valdininkai gyveno dideliame name ar partijos bute, turėjo tarnus, asmenį vairuotoją su automobiliu, prieigą prie specialių parduotuvių su geriausiomis prekėmis, specialias valgyklas su skaniausiais patiekalais. Beje, kainos jose buvo tokios pat kaip ir paprastiems žmonėms, o kartais žemesnės. Buvo galimybė patekti į specialius poilsio centrus, sanatorijas. Tuo tarpu paprasti miestiečiai neturėjo galimybės patekti į šias ypatingas vietas. Sovietų sąjungos gerbėjai dažniausiai mėgsta grožėtis Stalino epochą ir jos didžiaisiais statybų projektais ir kažkodėl visada prisimena, už kokią kainą šie daiktai buvo pastatyti. Šia prasme, Sovietų sąjunga buvo klasikinė imperija, kaip ir senosios praeities imperijos, kurių daugelį laimėjimų sukūrė vergai. Vienintelis skirtumas yra tas, kad senovės imperijos šiems tikslams naudoja kitose šalise paimtus karo belaisvius, o sovietų valdžia tokiais vergais pavertė visus didžiulės šalies gyventojus.